Sveiki, čia Ekovizija. Atėjus naujiems, kuriame naujus planus, kaip gyvensime, ko sieksime, kaip keisimės. Įrašykite į savo planus žodį ateitis ir pradėkite daugiau vaikščioti, mažiau pirkti, o galbūt rūšiuoti šiukšles, kaip lygiai prieš metus tai padarė Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyvos rūšiuoti paprastą dalyviai. Beje, po švenčių plastiko buvo išrūšiuota gerokai daugiau nei įprasta. Tęsime laidą trumpa dosije. Gintaras Rinkevičius, vienas žymiausių dirigentų Lietuvoje, nacionalinės premijos laureatas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius. Jis yra Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro įkūrėjas, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. 7 metus maestro Gintaras Rinkevičius dirbo Latvijos nacionalinės operos meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu. Dabar Gintaras Rinkevičius yra Novosibirsko akademinio simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas. 3 tarptautinių konkursų laureatas. Gintaras Rinkevičius kviečiamas diriguoti žymiems orkestrams. Su pasaulinio garso muzikantais yra surengęs pasirodymų prestižinėse koncertų salėse. Maestro Gintaras Rinkevičius 6 vaikų tėvas, o taip pat jis vadovauja orkestrui, kuriame groja 100 žmonių. Tačiau maestro galvoje ne vien tik muzika, ne vien šeimyninės problemos, džiaugsmai ir vaikų klegesys. Ten dar knibžda įvairiausių aplinką tausojančių idėjų. Pavyzdžiui, Gintaras Rinkevičius bus vienas pirmųjų, kuris nusipirks elektromobilį. Jis to domisi ir laukia palankios situacijos. Lygiai taip pat domėjosi ir alternatyviom šildymo sistemom, tad savo namuose įsirengė geoterminį šildymą. Tačiau kol kas apie tai kalbėti anksti. Pasak maestro, mes Lietuvoje dar turime išspręsti begalę svarbių problemų - kultūros, medicinos, edukacijos. Ir tik tada pradėsime dairytis aplinkui ir tik tada pirksime elektromobilius. Kviečiu žiūrėti. Orkestro inspektorius ir orkestro muzikantas. Skanu. Tai va, mes einam tada, prisėsime. Sveiki. Labą dieną. Ir solistas, neprislengsti. Gal čia tada gerai? Va čia mano yra, tuo tik tai mes paimsime kokią nors kėdę. Todėl, kad kėdės visos kėdės pastatytos salėje kaip pristatomos kėdės. Todėl, kad pas jūs visą laiką anšlagai. Todėl, kad pas mus dabar anšlagai, dabar prieš naujus metus tikrai. Ir matote, kad nėra kėdžių. Čia būdavo daugiau kėdžių ir administracijos kabinetuose būdavo daugiau kėdžių, bet visos išneštos į salę tam, kad būtų pristatomos vietos. Taip, kad mes prašom, prisėskit. Arba... Ne tai, kad kėdžių nėra, tai nereiškia, kad blogai kėdžių nėra. Ne, tai čia yra gerai. Čia kaip tik gerai. Kiek jūs mėgojate šiąnakt? Ar jums teko pamiegoti? O aš taip atrodau, kad nemiegojęs labai? Ne, jeigu vakar buvo koncertas, kuris truko 4 valandas ir baigėsi apie vidurnaktį, manau, ir šiandieną jau repeticija nuo pat ryto, aš tiesiog galvoju, kad fiziškai to laiko pas jūs nelabai. Bet aš jaučiuosi pailsėjęs, visai jaučiuosi neblogai pailsėjęs, nors buvo sunku užmigti. Aš grįžau apie 2:30, bet... Paskui truputį suskaudančią nugarą, bet kažkaip tai visai nieko, aš galėjau normaliai repetuoti. Nes dirigavimas yra auftaktų menas. Ir truputį prieš tai, kai sugros ar triūbos, ar valtornės, ar trombonai, jiems ne tik tai, kad parodyti įstojimą, bet juos savo žeste, savo auftakte turėti. Ir dėl to aš turiu dar prieš jiems grojant Perspėti ir save, ir juos, kad bus dabar tas grojimas, kad jis bus tame tempe, kad jis bus tame charakteryje, toje nuotaikoje. Kiekvienas dirigentas turi savo charakterį, tas charakteris atsiskleidžia būtent jo dirigavimo, nes galima labai mažai, o galima... Scenoje visą laiką atsiskleidžia charakteris kiekvieno muzikanto supratimas apie tą muziką, kiekvieno muzikanto intuicija, kiekvieno muzikanto talentas. Bet jūs esate toks, charizmatiškas, charakteringas, jūs labai mojuojat rankom. Ta prasme, tas judesys yra, jūs žiūrėti malonu. Tai mojuoju. Toks darbas.
tikrai tai nėra pats svarbiausias gyvenime dalykas. Gyvenamoji vieta. Taip. Ir aš gyvenau labai daug kur ir labai daug tokiose sąlygose, kurios gana sunkios buvo, nes nuo 7 metų aš gyvenau meno mokyklos internate, po to studijuodamas Peterburge bendrabutyje, kur buvo 4 vienam kambarį, Maskvoje dar irgi bendrabutyje. Paskui, kai laimėjau konkursus... Jūs pakankamai greitai gavo 3 kambarių butą. Taip, tai įsivaizduojate, kad tada, kai aš laimėjau Maskvoje tą sąjunginių konkursą, tai kaip to konkurso laimėjimo įvertinimą Lietuvoje komunistų partijos sekretorius davė man 3 kambarių butą. Nes aišku, čia buvo didelis įvykis, nes nebuvo iš Lietuvos dar dirigento tokio laimėjusio tokį konkursą. Ir paskui tai taip išėjo, kad aš laimėjau butą. Ir paskui gyvenau Justiniškėse bute, paskui keičiau tą butą į centrą, nes norėjosi centre gyventi, kitame bute, paskui dar kitame bute, paskui pradėjome galvoti apie namą. Ir pirmas namas buvo Dailidžių gatvėje. Tai čia visai yra netoli Rudens gatvės, netoli... Antakalnyje. Taip. Nu, Antakalnis, ne visai Antakalnis, čia šalia Olandų, šalia Filaretų gatvės. Bet paskui vėl gyvenimas pasikeitė. Aš išsiskyriau su žmona ir vedžiau Donatą. Ir tada tą namą palikau ir mes pradėjome galvoti apie, kur mes gyvensime toliau. Ir tada atsirado bendorėliai. Ir viskas, aš tada nieko daugiau nežinau. Kodėl jūs iš bendorėlių persikraustėte į Markučius? Kokia buvo priežastis? Praktiškai tai ir yra ta priežastis – važinėjimas. Aš tiesiog nesuspėdavau jau važiuoti. Nesuspėdavote koncertus, nesuspėdavote repeticijas, nors... Daug laiko užima kelias ir jeigu kamščiai, tai ir be to ir vaikai. Vaikai labai gerai, kol jie maži, kai prasideda darželis, kai prasideda mokykla, tada yra problema. Ta vežiojimo, važinėjimo, nes autobusais 4 vaikus vežioti į skirtingas vietas tai yra neįmanoma. Nei aš, nei žmona to nesuspės. Tai jūs tiesiog pasėdėjot, pakalbėjot, pagalvojot ir nusprendėt keisti gyvenamą vietą, tam, kad būtų patogiau gyventi. Dar yra kitas dalykas, aišku, kad vis tiek yra tokia vietos klausimas, visada vietos, kur tas namas, koks vaizdas pro langą. Matau gražią žiemą, kalnelius, nedidelius namus, nes namas yra gana aukštai. Matau geležinkelio netgi sankasą. Per ten dažnai skrenda lėktuvai ir važiuoja traukiniai, bet traukiniai važiuoja toliau ir jie irgi tam tikrą romantiką kažkokią tai, kai vakare pravažiuoja toli traukinukas, kuris atrodo kaip lik tokios švieselės ir perliukai tokie, tai labai gražu. Neįmanoma apie tai galvoti, kad po mūsų nors ir tvanas. Ir atseit mūsų kartai užteks, o dar ten galbūt vaikams užteks, o paskui jau kas bus, tas bus. Taip kad, bet kartu, vėlgi aš nebūčiau visiškai sąžiningas, jeigu sakyčiau, kad tai yra, tai taip pat jaudina kaip visos kitos, nežinau, kūrybinės ir kitokios problemos, nes yra mano gyvenimas, yra mano darbas, yra tie dalykai, simfoninis orkestras, yra kultūriniai dalykai, kurie jaudina šiuo laiku ir dabar labiau. Tačiau aš labai ir mane jaudina turbūt daugiau negu ekologinės problemos, aišku, kultūrinė situacija Lietuvoje, emigracija iš Lietuvos.
tiek nesinori atrodyti kokiu nors silpnu, nes šitoj situacijoje turbūt išvažiuoti iš Lietuvos, tai būtų tolygų kažkiam tai pralaimėjimui. Moraliniam, prieš save, nes negali taip būti, negali taip tęstis. Ir aš manau, kad vėlgi neturėtų nuo vieno ar kito valdžios žmogaus ar valdininko priklausyti aš pats nenoriu priklausyti ir mano sprendimai. Tai kaip tik atvirkščiai. Mes turime daryti savo darbą ir daryti kuo geriau, nežiūrint į visą situacijos, sakysim, sudėtingumą. Perspektyvinio mąstymo, plataus, ne šabloniško, naujų idėjų ir neprovincializmo. Ir mums reikia atsisakyti mažos šalies kompleksų. Nes kažkaip tai aš tą labai jaučiu. Kame? Kitose šalyse aš to nejaučiu. Kame? Todėl, kad tos kitos šalys yra daug didesnės. Ne dėl to, kad didesnės, bet jeigu kažką tai mes kultūroje darome, sakysim, ar kūrėme filmą apie Žalgirio mūšį, kurio mes nesukūrėme, ar statome stadioną, ar statome koncertų salę, ar bendras požiūris į tuos menininkus, kurie garsina Lietuvą vis dėlto, jis turėtų būti toks, kad nebūtų gėda paskui už savo tam tikrus sprendimus.